Laba diena. E, Esu Skaidra Vaicekauskienė iš ITMC mokymo centro. Šioje pamokoje papasakosiu, kaip greitai ir patogiai pasidaryti QR kodą į vieną ar kitą svetainės puslapį. Paprastai susiduriam su ta problema, kad nemokamuose svetainėse, kur siūlo susigeneruoti QR kodą, daug yra reklamos, daug visokių perteklinių siūlymų. Ir kol tą kodą sugeneruoja, ir labai reikia daug žingsnių praeiti ir atsisakyti įvairių pasiūlymų, ten įdėsim logotipą, pagražinsim, dar kažką padarysim, užtrunka ilgai laiko. O linksmoji dalis kai kuriuose svetainėse po antro QR kodo generavimo sako, trečia jau dabar susimokėk pinigus. Tai parodysiu su Adobe Expressu greitai ir patogiai susigeneruoti QR kodą. Pas mane jau Adobe Expressas atidarytas, aš tiesiog pasidalinsiu ekranu. Jau dabar mes matome atidarytą Adobe Expressą ir čia jisai siūlo visokių greitų veiksmų ir vienas iš tų greitų pas mane čia vidury yra Generate QR code. Tai aš jį išspaudžiu, atsidaro. Tiesiog paprastas langas, kuriame mes turime nurodyti, kur mes norime nueiti. Iš čia surašome ten svetainės adresą. c.lt. Ir galime iš karto spausti download, tai yra nusikrausim tam tikrą failą. Jeigu norime kažką daryti pačioje Adobe Express aplinkoje, tai atidaryti iš karto Adobe Express. Galime pasirinkti, koks mūsų norisi, kad būtų tas QR kodas. Ne tai tos paprastas stačiakampis, bet galime išsirinkti stilių, galime išsirinkti spalvą ir pasirinkti formatą vieną iš trijų PNG, JPG, SVG. Tai turbūt PNG palieka. Dabar grįžtam prie spalvos, jisai mums siūlo kelias spalvas, išsirenka mums tinkamą. Dėl spalvų tai siūlau pasižiūrėti, ar tikrai pakankamas kontrastas tarp jūsų paveiksliuko ir fono, tam, kad tiksliai nuskaitytų jūsų QR kodą. Išsirinkom spalvą, išsirenkam stilių. Galima stilistiką išsirinkti ir pačių tų taškelių, kaip jie mums atrodys. Galima išsirinkti tų kraštinių kvadratų pavidalą. Jie gali būti nebūtinai kvadratai, gali būti apskritimai, tai tarkim visi apskritimai. Ir šiuo atveju darom download ir mums jau tas failas nusikrovė ir mes jau tam turime QR kodą, kurį galime pasidėti kažkurioje vietoje, kur mums reikia. Failas, Adobe Express QR kodas, mums sugeneruotas PNG failiukas, kurį mes galime ir įsikelti, kur mums reikia. Tai čia tas vienas paprastas, greitas variantas. Jeigu norite kažką daryti, keisti ir iš karto maketą daryti Adobe Express aplinkoje, tai pasižiūrėsime, kaip toje aplinkoje iš karto mums, tarkim, sugeneruoti QR kodą. Tai aš šitą langą uždariau. Pradedam daryti, tarkim, mums reikia reklaminį kažkokią 5 formatą spausinti ir tenai reikia įdėti QR kodą į renginį. Bet pas mus nusimato greitų laikų renginys apie dirbtinio intelekto kuriamus paveiksliukus, tai mes norim padaryti reklamą. Spaudžiu pliusą čia viršuje, tada išsirenku turbūt dokumentą, kad gaminsim dokumentą. Sakiau apie A5, tai A5 ir pasirenkam. Ir galime turėti tuščią naują, turim tuščią naują lapą, į kurį ten įdėsime paveiksliuką, nuotrauką, įdėsime nuorodą į mūsų svetainės renginį registraciją. Dabar aš jau tą 4 turiu, pasižiūrim, kas čia yra upload, jau esu, gal pas mane čia įkelta, ten ne vieną kartą rodžiau, tai galim pasižiūrėti, ką aš jau turiu įkelto, jo stuff, ir pasižiūrim kažkokie paveiksliukai, kokie įkelti, čia su
Adobe Firefly koreguotas, tai mes čia galim šitą paveiksliuką naudoti ir QR kodą įsidėti. Galime, yra kitas paveiksliukas iš karto jau pagamintas reklamiškai, aišku, į socialinius tinklus apie informaciją iš karto apie mūsų renginį. Tai kūrybinis efektyvumas su Adobe Firefly įrankiu. Tai va čia pasidedam tokį, ne visai tas maketas bus, bet čia bent jau informaciją matysim, kokia yra. Ir va ten šita tokia pusė, o čia mes pilką foną pasidarysim ir norim įsidėti čia QR kodą. Tai einame, kur dabar mums pasiekti tą QR kodą, jeigu mes, ten atskirai kaip ir tokį turėjome komandą, o čia jau va šitoje aplinkoje nesimato. Tai kada mes turime Adobe Expressą, tai tuomet reikia pasižiūrėti prie papildomų tokių kaip ir įskiepių programėlių, nežinau kaip tai pavadinti, add-ons. Ir pasižiūrim, čia visko yra, dalis mokamų, dalis nemokamų, tas QR kodo generavimas nemokamas, tai čia susiranda tą QR kodą ir jį įsidegėt. Aš čia parodžiau, kur yra visos, bet aš jau tą QR kodą esu įsidėgus, tai aš spaudžiu ant to jo ads ir generate QR code pasirenku. Tuomet dešinėje pusėje aš turiu visą tą pasirinkimo laukelį, kur galiu sugeneruoti QR kodą. Tai dabar man tik tai reikia į kurią vietą parašyti ir truputėlį pasirinkimai jau truputėlį kitokie. Tai aš dabar pasižiūriu, iš karto susirandu tą nuorodą, į kur noriu nuvesti QR kodą. Kad nusikopijuoti, nereiktų iškart rašyti visko ilgo. Ir kūrybinis efektyvumas su Adobe Firefly. Čia iš karto yra nuoroda, kur registruotis, tai aš pasikopijuoju visą tą ilgą, tokį turimesnį. Praeitai mes tik į TMC darėm, tai toks mažiukas QR kodas. Čia, kadangi mums reikia nuvesti toliau, tai aišku, tas QR kodas, QR code content, jau visą didesnį ir mano visas tas jau QR kodas toks didesnis. Toliau, ką mes čia dar galim pasirinkti, nes čia pasirinkimai truputį kitokie nei prieš tai buvo. Paraštė, aplink QR kodą, kokia bus paraštė. Ten bus jinai tokia platesnė, siauresnė, tai čia irgi jūsų teisė pasirinkti, kokią turės. Jeigu norite, čia į centrą dar gali jisai palikti vietos, kur įdėti logotipą. Tai galime išsirinkti logotipą. Aš aišku, neturiu logotipo. Tai reiktų įsirinkti logotipo failą, įskelti ir jums šiam per vidurį įdėtų jūsų įmonės logotipą. Nenorit, tai turėsim tokį. Ir toliau pasirinkimas background, pattern, corners. Tai visus šitus backgroundas, tai ir paprastas užpildymas backgroundas, galime rinktis spalvą kažkokią kitokią, ten, kad tas būtų, palikime baltą, tai iškart matysim, nors foną visą padarysim pilką, bet mūsų tas QR kodas bus įrėmintas baltai, bet galima šičia irgi backgroundo spalvą pasidaryti, netgi gradientus pasidaryti, jeigu kyla noras. Toliau galime išsirinkti, kokie pas mane bus tas viduje, iš kokių detalių bus sudėliotas mano QR kodas. Tai čia irgi turite kažkokių gražesnių variantų, gali būti stačiakampiai, gali būti tokie užapvalinti, gali visai rutuliukai būti, kaip prieš tai rodžiau. Tai rutuliukai prieš tai buvo, tai galim rinktis jau kokį nors kokį įdomesnį. Ir apačio irgi galima pasirinkti spalvą, jeigu ten norim kažkokią, tarkim, raudoną spalvą. Nespraktariau raudoną, tai mano vidus bus raudonas, bet kaip matote, atskirai tų kampučiuose elementų spalvą galime keisti atskirai. Tai dar vėl einame į corners ir šičia irgi gali būti mūsų kampučiuose arba apskritimas, arba tokie truputį užapvalinti, čia irgi gali būti apskritimas. Ir atitinkamai šitų vietų irgi spalva, tai teks visas dabar jau raudonas pasimti, kadangi ten raudona, tai ir čia raudonas, tas pačias.
ir spaudžiu mygtuką Add to Design ir va turiu mano tą QR kodą. Kaip matote, tokius va keistus pasirinkau keistas formas, bet nežiūrint į tai, ten mūsų tą QR kodą puikiausia mūsų mobilūs įrenginiai perskaitys ir jau tą QR kodą pasidedu lape, kur man čia norisi didesnį, mažesnį jį turėti ir pasidėti. Ir kaip sakiau, dar norėsiu ten pilką foną, pilką padaryti. Tai background, su pipetė paimsiu pilką foną. Ir mes jau tą pilką foną turim. Ir kaip matot, kaip ir sakiau, mano jisai QR kodą deda į tam tikrą rėmelį. Galima, aišku, to fono spalvą, va ten background irgi pasirinkti pilką ir susivienodinti, bet galite palikti ir baltą. Nuskaitimas būna geresnis, kada QR kode turime baltą foną, tada tikrai nuskaito. Ir jau ten dar kažką čia viršui užrašot ir jau pasiruošiam tokį lapelį, išsisaugome kaip PDF ir jau ten spausdinam ir kažkur mes jį dedam. Tai QR kodas galima greitai, paprastai, kaip failiuką tiesiog suvedate informaciją, kur tas QR kodas turi nuvesti ir išsisaugot kaip PNG ar JPG failą. Ir kitas variantas, jeigu jau darote visą maketą Adobe Express'e, tuomet nepamirškit, kad reikia įsidėti tą papildomą programėlę, tą papildomą įskiepį, kuri jums leis čia dešiniai pusėje iš karto generuoti QR kodus į jūsų vienus ar kitus darbus. Tai tikiuosi, kad QR kodą darysite greitai ir patogiai. Jeigu norite išmokti daugiau įrankių, tokių kaip Adobe Express'as arba Adobe Firefly'us, užeikite į mūsų ITMC puslapį, pasižiūrėkite ir kviečiu į tokius didesnius mokymus.